Sveiki, šiandien jums pamokinsiu, kaip daryti stop motion filmukus. Pirma, ko jums reikės, tai lauko, lego. Šiaip priklauso nuo filmo ir kur filmas, palei jūsų idėją turėtų vykti. Mieste, gamtoj. Tai aš iš tikrųjų šiaip turiu tik vieną tokį, tai aš naudoju visada žalį. Bet tai ateityje planuoju įsigyti daugiau, tai biškį iš tikrųjų prideda efekto. Tai toliau, ko mums reikia, tai plastilino. Plastilinas labai iš tikrųjų patogus dalykas ir su jo galima platformą prijungti prie stalo, tai yra prilipinti. Ir jo, kai platforma yra priklijuota prie stalo, iš tikrųjų biškį lengviau yra filmuoti, nes kai judini žmogeliuką ir platforma nesijudina ir žiūrovams yra maloniau žiūrėti. Kita, ko mums reikia susirasti savo veikėją. Šiuo metu bus žmogeliukas. Gerai. Tai ko mums dabar dar reikia, tai aišku, be ko mes neprisiversim niekaip, tai pats fotoaparatas. Jeigu pas jums fotoaparatas yra veidrodinis, tai suraskite, kaip atjungti automatinį formatavimą. Nes kai tu nori savo ryškumą ir su koncentravimus nustatyti ant žmogeliuko, jisai nustato, jeigu būna ant auto uždėta, jisai nustato kokią medžią, tai geriau pačiam nustatyti. Tai va, turime žmogeliuką, turime fotoaparatą, turime platformą ir galime pradėti dirbti. Darome po vieną nuotrauką ir judinam žmogeliuką. Kiek aš žiūrėjau, kiti darė labai daug klaidų, kad judinam žmogeliuką po daug, pavyzdžiui. Jis ne to, kad paeidavo tiek va, paimdavo ir paeidavo, pavyzdžiui, per 5 blokelius, per 10 ir taip toliau. Tai va, jų pagrindinė klaida buvo. Biškį nusimušiau, kur buvau pastatęs. Taip, ir jeigu jūs nusimušat nuo ten, kur, pavyzdžiui, nukrenta jums žmogeliukas ir jūs pamirštat, kur buvo tasai padėtas, jo koja prieš tai geriausia pažiūrėti į nuotrauką, kurią padarėt. Nes antraip labai gerai matysis skirtumai. Aš iš tikrųjų daug klaidų buvau padaręs ir teko perdalinti. Gerai. Ir kai padarėm vieną nuotrauką, paėdom jį tik biškį. Ir taip judinam. Siūlyčiau šitą, kai kurie naudoja, kai kurie bando labai realistiškai atkartoti žmogaus judesius. Tai iš tikrųjų labai sunku, nes dar reikėtų visiškai tenais jau, kad 5 žingsniai ir jau ten reikėjo daug prifotkinta. Ir taip dėl fotkinimo siūlyčiau turėti atskirą kortelę atminties fotografijoms ir atskirą filmukams, nes iš tikrųjų, kiek aš buvau padaręs ant savo paskutinio filmuko, tai yra tasai Agentas 18, jisai buvo daugiau negu 600 kadrų jame buvo, tai yra 600 nuotraukų, tai iš tikrųjų daug, o ten vos minutė tai yra. Tai va, iš tikrųjų tai biškį. Ir dabar mes kiek esame jau prifotkinę, tai iš tikrųjų nėra daug. Nes, pavyzdžiui, dabar mes tik kokių 5 mažiau negu 5 sekundės padarėm. O jau čia mes filmuojam jau beveik 5 minutės. Tai va. Kadangi čia nėra nieko ypatingo, tai čia jau galima ir pagreitinti. Daug nefilmuosiu. Tai čia kad
Čia ant pavyzdžių. Vėliau galėčiau parodyti, kaip padaryti taip, kad daiktas perskristų kur nors arba skristų. Nes kai kurie tiesiog paima ir siūliuką pririša. Tai iš tikrųjų gana išradinga, bet vis vien biški neoriginalu ir tas siūliukas matos tai nerealistiška. Tai va. Nu, manau, tiek užteks jam papait. Ir dabar jis biški pasisuka. Ir pamojos mums rankytę. Nu, pamojos galim padaryti taip, kad iš tikrųjų kiekviena smulki detalė atrodo nelabai pastebėjo žmogus, bet iš tikrųjų labai pasistebi. Pavyzdžiui, kaip man galite pastebėti, kad kartais įlenda teleloto bilietas į kadrą. Tai biški čia neišėjo. Paskubėjau. Jo, stenkit, kad jūsų stalas būtų visiškai švarus. Ir tai va. Gerai, dabar pamatysite, kaip jau padarėme filmavimą, dabar jau reikia sudėlioti visus kadrus į vieną eilę ir jos įgarsinti. Tai yra ta filmuką įgarsinti. Jūs pamatysite dabar mano darbą su kompiuteriu. Gerai. Dabar pamokysiu, kaip dirbti su Movie Maker. Tai ką jums reikia, tai persikelti visas nuotraukos į kompą. Ir kas neturi, parsisiųs Movie Maker. Pasižymėm visas nuotraukas. Tai va, rankiniu būdu viską pasižymėm. Prašau už pasaulinius garsus. Ir ką mums reikia dabar daryti? Prisiartinti ant viso pajėgumo ir trumpinti pačią galą. Tai yra, kad būtų 15 milisekundžių. Tai va, trumpinti tiek. Trumpinti. Jo, trumpinti labai lengva yra, bet ilgas darbas. Tai va, aš gal geriau biški prasuksiu, nes iš tikrųjų bus nuobodu žiūrėti vien tik trumpinimu. Ja, ir saugokitės tokio, kad nesudėtų ant tokio, nes jisai tiesiog susilydys dvi fotografijas į vieną ir gausis irgi nesąmonė. Tai va, biški prasuksiu. Tai va. Sutrumpinam paskutinę nuotrauką. Jo, ir būna tokių atvejų, kad Movie Makeris užstringa, kaip dabar. Tai tenka biški palauk, kad galbūt dėl to, kad kompas užkaito, arba kad tiesiog užstrigo labai daug nuotraukų. Tai va. Gerai, visą susikeliam, dabar ko mums reikia, tai sound recorderio. Kas turit Windows 7, ne visada būna jie. O dėl Windows 8 aš nežinau. Tai va, bet turėtų būti čia. Tai va. Laukiam, kol jis pakraus. Aš neįrašinės dabar, nes aš jau esu įrašęs iš paskutinio bandymų įrašyti. Tai va, čia yra, tiesiog paėmėt, paspaudžiat Start Recording, pasakot, ką jums reikia ir jisai įrašo. Man duros, čia nėra apribojimų, nes ant senesnio buvo 10 minutę, tai gali įrašyti. Tai va, aš jau esu įsirašęs. Tai tiesiog paėmam, įsikeliam jį į čia ir įdedam į šitą vietą. Kas būna blogai, kad jis būna labai ilgas iš tikrųjų. Pavyzdžiui, vat matote šitos kalnelius. Tai čia yra garso bangos.
Čia dar blogesnis atvejis, kai būna užtupo stringa. Biškį palauk, užsuksiu pakol. Tai va, biškį pasistrigo, tai teko išjungti ją. Bet Windows Movie Maker yra pakankamai protinga. Kai čia sakys, jinai išsaugojęs savo prieš tai įvykusi darbą. Dabar palaukim, kol viskas pasikraus. Oi. Tai va, dabar pakraus mums mūsų darbo raidą, kurio pastrigo. Na, iš tikrųjų kartais būna ilgas tas kelias. Matot, biškį dabar atit nespėjau užsaugoti, kai aš įdėjau tą AT failą. Tai gerai. Įdedam jį dabar. Įdedam jį dabar. Ir uždedam, kur yra audio music. Ir jį siūlyčiau sutrumpinti, nes, kaip matote, yra garso bangos ir dažnai būna bereikalingų. Bet nepertrumpinti per daug, nes paskui dar užtildysi savo, kai sakot, pažiūrėti, Jo, Movie Makeris leidžia tokius dalykus daryti, kaip, pažiūrėjau, biškį pakarpyti, bet dėja ne tiek, kad ten nukirpti ten pusę, ten vidurį iškirpti ir paskui palikti, dėja, neina. Ir biškį prailginkim savo nuotrauką, nes tai va, viskas, ko mums reikia. Ir kartais geriausia yra padaryti taip, kad jisai pastrigo, kad negruokite savo vaizdo įrašų, nes jisai striginės, ne viską pagros, tai teks atrodys, kad blogai padarė, bet iš tikrųjų. Tai va, ir viskas. Finish movie. Paspaudžiate tasks ir paspaudžiate save to my computer. Ir pavyzdžiui, kokį. Kaip Gerai. Next. Ir gerai. Ir leiskime dabar pagaminti, performatuoti mūsų filmuką. Taip pat galite uždėti, jau ten galėsite pasiknysti po tą Movie Maker ir paeksperimentuoti. Gerai, aš biškį prasuksiu, pakol jis pakraus. Pakrovė, viskas, galim pažiūrėti. Palaukit. Būna tai, kad jisai atidaro su Movie Makeriu, tai tenka rankiniu būdu paleisti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Komentuokite ir subscribinkite.